Labas vakaras, treneri, jūsų komentaras po rungtynių. Sunkios rungtynės ir nelaimėtos, ar ne, ir pralaimėtos tos rungtynės, kurias tikrai žinom, kad atvažiavom iš Šiaulius ir čia bus sunku, bet tikrai turėjom planą paruošę, kaip žaisti prieš Šiaulių komandą. Deja, nepavyko jo išsilaikyti visų rungtynių metu, gal sakykime labiau netgi pirmam kėliny, kuris pakeitė rungtynių eigą. Nes, sakoma, įvarčiai keičia rungtynių eigą ir tie įvarčiai krito iš tokių situacijų, kurių savo leisti negalim. Tai vienas dalykas mikroklaida poziciniai gynybai ir turim gintis baudos aikšteliai, kur nesusitvarkom su tiesioginiais padavimais ir du kartai per kėlinį tokie, norėčiau reikalauti daugiau iš savo žaidėjų šitoj fazėj. Aišku, netenkino žaidimas pirmam kėlinį irgi su kamuoliu, poziciniam žaidimui ypatingai, nežinau, trūko drąsos, stigo kažkur atidavinėjom kamuolius tiek sudėtingose, tiek paprastose situacijose, o po pertraukos sugebėjom išeiti ir parodyti kitokį žaidimą. Nepaisant pralaimėjimo, vis tiek galbūt galite pasidžiaugti kovingumu ir tai, kad antrajame kėlinyje pavyko pelnyti tą įvartį, kuris grąžino jūs į žaidimą. Tai vienareikšmiškai sakau, neišeina vienpusiai vertinti žaidimo, kadangi tie epizodai, kurie keitė rungtynės mums nepalankę linkme, jie atsitiko pirmam kėlinį, antras kėlinys buvo visiškai kitoks ir tikrai po rungtynių klausiau savo žaidėjų, kas yra, kad mes pirmą kėlinį taip žaidžiam nedrąsiai ir bijom imtis iniciatyvos, kur antram kėlinyje visiškai kitoks žaidimas buvo, iniciatyva iš vidurio saugų, radom kamuolius, sugebėjom sujungti su priekiniais linijos žaidėjais ir sukurti tų atakų. Žinoma, aišku, ir pirmam kėlinyje turėjom ir smūgių į vartus, ir kampinių uždirbtų, bet nepalyginamai geresnis žaidimas ir geresnis vaizdas buvo antram kėlinyje. Bet viskas buvo ne iš kažkur tai, o tiesiog iš žaidėjų iniciatyvos. Tai žaidėjai parodė antram kėliny, kad gali žaisti futbolą, daryti sprendimus, labiau atsipalaidavę, žinoti, ką daro ir galų gale davė vaisių. Ir įvartis pelnytas ir rungtynių pabaigoje labai pavojingas epizodas, ar ne pačioj pabaigoje. Ir keitimas jūsų pasiteisino, Usavičius pelnė įvartį, galėjo rungtyniauti ir Perinas, ir Denilsonas grįžo po keitimo, tai kažkiek lengviau gal bus dar prieš sezono pabaigą komandai, kai daugiau žaidėjų gali rungtyniauti. Norėtųsi tą sudėties gilį turėti dar didesnį, žinoma, be galo didelė svarba žaidėjas šiandieną pasirodė Arturas Perino, tikrai kiek klaidelių turėjom gynybai, kaip jisai tvarkė komandos draugų kažkokius tai prašokimus ir tikrai labai didelė svarba ir tas momentas paskutinis jo buvo. Tai čia vienareikšmiškai dėl Jono labai džiaugiuosi, kad pagaliau surado savo įvartį ir įnešė tikrai labai daug gyvybės. Tai taip, tikrai pozityvas. Ačiū. Ačiū.